Sveiki, tamstos. Turim siuntelę iš Gearbest. Kol kas vieną. Pasižiūrėsim, kad čia turim. Kažkas bevėlio matosi. Nežinau, kas yra, nes užsakiau gal 5 siuntas, tai... Aha. O, čia įdomus daiktas. Pasižiūrėsim, kaip jisai atrodo gyvai. Čia yra telefono kroviklis bevėlis. Jau seniai ieškojau kažkokio bevėlio kroviklio, kad būtų pakankamai geros kokybės, nes turiu tokį prastą, tai iš tikrųjų labai lėtai krovė. Šitas jau turėtų būti pakankamai galingas. Jo, čia vat rašo, kad instrukcija jau, kad pakankamai galingo reikia ir pačio kroviklio, o jo mums nepridėjo, yra tik tai laidukas dėja. Žodžiu, naudoti su pakankamai galingu 2 amperų pačiu adapteriu. 1 ampero ne, 2 amperai ok. Taip, krauti galima tik tai pastačius. Aha, USB kabelis, nu čia daugiau nieko rimto nerodo. Tai va, ir aš specialiai ko ieškojau, kad būtų telefonas pastatomas, o ne tiesiog paguldomas, nes iš tikrųjų va tai jau pastačius, galima pasiimti ir dar naudoti tą telefoną, ar ant jo, kaip stovą naudojant, ir su juo dirbti, ir nepaisant to, kad jisai kraunasi. Na, ir be abejo, belaidis, tai turėtų būti visai patogu naudotis. Ir galim pasižiūrėti, ką jisai duoda. A18 modelis, 5 vatai. Inputas 2 amperai, outputas 1 amperas. Tai 1 amperą praranda kažkur tai pakeliui. Na, bandysiu, ar veikia iš tikrųjų, ar viskas tvarkingai, ar nedurniuoja ir kokiu greičiu krauna. Nes labai aktualus daiktas. Tai gal aš atsijungiu, pabandau ir už sekundėlės grįšiu. Na ką, išbandžiau. Realiai veikia, iš karto pagavo, jokių problemų nėra. Viskas pradėjo krautis iš karto. Na jo, outputas yra 1 amperas, nes 15% užpildyta, jis man rodė krauti 3 valandas. Tai paprasto pakrovėjų rodo kažkur 1,5 valandos. Tai dvigubai lėčiau. Kažkokių tai lempučių čia kaip ir nieko nėra, iš tikrųjų viskas taip paprastai, tvarkingai, be jokių šviesų papildomų, kas labai aktualu iš tikrųjų naktį prie lovos, nes turėjau aš tokį vieną pakrovėją irgi, kuris labai švietė, tai neįmanoma po to naktį miegoti. Ten šviečia į akis. Tai va, toks kroviklis, Viltanian kažkoks tai, įmesiu linką, galėsit pasižiūrėti, kam aktualu nusipirkti. Taigi, dėkui, kad žiūrėjot ir